Pasauliui reikia įvairiausių profesijų. Vienas iš svarbiausių dalykų - rasti tą veiklą, tą sritį, kuri atitinka prigimtį, dėl kurios tu galėsi būti pasiruošęs dirbti be atostogų. Tai, ką tu darysi su malonumu, su įkvėpimu, su džiaugsmu, su meile, dar tau mokės ir pinigus. Trumpai apžvelgsiu Taro arkanus, kokios gali būti profesijos, jei jūsų psichologinėme portrete atsiranda vienas iš šitų arkanų. Kvailys arba juokdarys, žaidėjai, žmonės, kuriems patinka žaidimai, azartas, cirkas, veiklos, kurios reikalauja trumpų distancijų. Magas, rašytojai, pokalbių laidų vedėjai, žurnalistai, kurie mėgsta dirbti su informacija, mėgsta bendrauti. Žinė, tai žmonės, kuriems svarbu gyvenime turėti kuo rūpintis. Patarėjai, viskas, kas susijęs su gamta, žemdirbystė, sodininkystė, augalai. Taip pat šitą kortą labai myli tarologus ir ezoterikus. Valdovė. Ji atsakinga už visas sritis susijusias su grožiu. Tai gali būti ir dizainas, ir mados. Valdovas. Verslo žmonės, administratoriai, kurie mėgsta vadovauti. Žynys. Jos sritis yra mokymai. Paprastai šitie žmonės patys mėgsta mokytis, bet kai ateina laikas, jie supranta, kad laikas dalintis žiniomis. Mylimieji. Šiems žmonėms bet kokioje veikloje yra smagiau dirbti, kada jie turi porą, partnerį, ir tai yra labai geri pardavėjai. Bet kokia veikla, kokią jie pasirinktų, turi būti su meile. Vežimas arba karieta apima sritis, kurios susijusios su transportu ir su judėjimu, su kelionėmis, su karjera. Šitiems žmonėms labai svarbu pasirinkti kryptį, kad būtų augimo galimybės, teisingumas. Visa teisinė sritis, tai ir juristai, ir advokatai, teisėjai, numerologai ir buhalteriai, priklausomai nuo to, kas stovi šalia, kokios kitos kortos, tai gali būti arba buhalteris, arba finansininkas. Atsiskyrėlis. Labai svarbu eiti šalia jų įprastos veiklos ir dvasinių kelių, mėgsta pabūti vieni ir įsigilinti į dalyko esmę. Todėl tai visos veiklos, kurios yra paviršutiniškos, jiems nebus labai įdomios. 10 arkanas, likimo ratas, tai yra apie ekonomistus, viskas, kas susijęs su finansais. Jėga, sporto sektorius, sportininkai, treneriai, masažuotojai, visi, kurie rūpinasi žmogaus kūnu ir sveikata. Pakabintasis muzika, šokis, fotografija, chemija, nardymas. Ten, kur galima pasižiūrėti giliau. Mirtis arba transformacija. Šita energija myli gydytojus, gaisrininkus, kaskadininkus. Visa, kas ekstremalu. Nuosaikumas, balerinos, šokėjai, chemikai. Viskas, kame reikalinga rasti pusiausvyrą, aukso viduriuką. Velnias arba gamtos jėgos, tai apie šou verslo pasaulį. Ten, kur reikalinga charizma, ten, kur reikalinga suvaldyti didelės auditorijas. Bokštas, statybininkų korta, ir šitie žmonės gali užsimti ne vien tik tai statybom, tai gali būti ir visai kitų sričių projektai. Svarbu jiems statyti. Jeigu neturi ką statyti, tai ima griauti. Žvaigždė atsakinga už kūrybą, už draugystę, už svajonės.
kūryba plačiaja prasme, o jau kokią sritį pasirinks žmogus, tai priklauso nuo kiekvieno valios. Mėnulio korta yra atsakinga už psichologus, maisto gamybą ir nebūtinai stovėti prie puodų, bet gali vadovauti restoranui. Tai ir psichoterapeutai, patarėjai, žmonės, kurie mėgsta irgi tyrinėti žmogaus pasąmonės gelmes. Saulė kviečia į sceną, Saulė myli politikus, tie, kas nori būti matomi. Teismas, viskas, kas susiję su šeimos verslu arba su labdaros fondais. Pasaulis, tai IT specialistai, kelionės, kalbų mokymasis ir ši paskutinė korta yra labai plataus spektro ir gali būti įvairiausių veiklų. Tai trumpa apžvalga, kokias profesijas, kokias veiklas galima rinktis, jeigu tu šiuo metu esi kryžkelėj, nežinai, ką tau pasirinkti, būti teisininku, būti gydytoju ar būti žolininku. Kviečiu į asmeninės konsultacijas, kur pagal gimimo datą sudarysiu tavo psichologinį portretą, kokios sritys, veiklos tinka tavo studijų kryptims, ateities profesijai. Kviečiu registruotis.